Just to Trade Akademija. Sveikiname, brangus prekybininkai, žiūrint kitą mokomąjį vaizdo įrašą apie MetaTrader 5. Šiame vaizdo įraše apžvelgsime atidėtas įsakymus, slenkantis stopas ir įspėjimus. Pradėkime nuo atidėtas įsakymas. Yra keli užsakymų tipai ir skirtingi jų taikymo scenarijai. Norėdami susipažinti su teorija, kreipkimės į pagalbą. Spustelėkite pagalbos temos, skyrių Trading Operations, atidarykite ir pasirinkite bendruosius principus. Pereikime prie straipsnio vidurio. Čia matome grafinį vaizdą, kaip ir kokiais scenarijais reikia naudoti tam tikrą tvarką. Pavyzdžiui, buy stop. Turime dabartinę kainą. Planuojame, kad kaina jos atžvilgių pakils iki tam tikro lygio, prasibraus pro ją ir toliau augs. Šiame lygyje mes nustatysime savo buy stop. Su buy limit situacija yra priešinga. Dabartinė kaina. Planuojame, kad jis nukris iki tam tikro lygio, atšoks nuo jo ir pakeis tendenciją į didesnę. Čia, šiame lygyje. Taip pat yra du specialūs užsakymai – buy stop limit ir sell stop limit. Jų principas toks – planuojame, kad kaina kils. Čia jis išbandys lygį, susigrąžins ir antrą kartą jį sulaužys. Kai turime buy stop limit ženklą, mūsų sandoris nebus įvykdytas. Jis tik suaktyvinamas, tai yra, sąlygos bus įvykdytos. Ir jis bus eksponuojamas tik čia, kur rodomas pirkti limit. Kaina atėjo, buvo aktyvuota ir parodyta. Taip pat turime sell stop limit. Kaina nukrito. Šiame lygyje pavedimas suaktyvinamas ir pateikiamas įprastas sell limit pardavimo pavedimas. Baigėme teoriją, pereikime prie praktikos. Norėdami pateikti laukiantį užsakymą, lange rinkos laikrodis pasirinkite priemonę. Dešinysis raktas – naujas sandoris. Rinkos vykdymą pakeičiame į atidėtas įsakymas. Manome, kad kaina, palyginti su dabartinė, nukris iki tam tikros vertės ir pakils. Tam pasirenkame pirkti limit, turime jį pagal nutylėjimą ir nustatome kainą. Galime nustatyti stop loss ir take profit, kurie bus pritaikyti atidarytai operacijai ir spustelėkite išstatyti. Čia turime limitinį sandoris. Atkreipkite dėmesį, kad visi atviri sandoriai yra virš mūsų sąskaitos būsenos juostos. Visi laukiantys užsakymai yra žemiau sąskaitos būsenos eilutės. Pateikę šį užsakymą galime perkelti. Atkreipkite dėmesį, kad jei iki pavedimo įvykdymo liko mažiau nei 100 punktų, pasirodo žalias signalas. Jei yra daugiau, tada mums nėra jokių vaizdinių įspėjimų. Žiūrėkite, mažiau nei 100 punktų pasirodė įspėjimas. Dabar galime atšaukti šį užsakymą. Antrasis variantas yra pateikti laukiantį užsakymą pačioje diagramoje. Mes pasirenkame tam tikrą lygį. Spustelėkite šalia jo dešiniuoju klavišu. Ir mums siūloma pagal nutylėjimą pateikti sell limit orderį. Kaina pasieks šį lygį ir bus atidaryta pardavimui. Arba galime nustatyti pirkti stop per papildomą prekybos langą. Kaina pasieks šį lygį palyginti su dabartinė, prasiskverbs ir pakils aukščiau. Mes nustatysime jums sell limit. Dabar turime mažiau nei 100 punktų skirtumą, o įspėjamoji lemputė šviečia žaliai. Jei yra daugiau, pranešimas išnyks. Mes praleidžiame sell limitą. Pasirodė įspėjimas. Galime pašalinti šį užsakymą. Ir trečiasis variantas yra poveikis per rinkos gylį. Anksčiau naudojame piktogramą vieno paspaudimo prekybą, o šalia jos kairėje buvo rinkos gylis. Aktyvuokime ir pažiūrėkime. Toliau pateikiamos kainos ir kiekis, kurį galime nusipirkti arba parduoti už tą kainą. Čia yra keletas spragų. Tai yra, už tokią kainą dabar neturime galimybės nei pirkti, nei parduoti. Jei mums reikia matyti visą užsakymų knygą, tai yra, kad visi užsakymai turėtų galimybę atlikti operaciją, tai norėdami tai padaryti, spaudžiame dešinįjį mygtuką ir išjungti išplėstinį režimą. Dabar kainos gali būti netvarkingos. Žiūrim, kaina gali nukristi iki žemesnio lygio ir tada pirksime. Pirmiausia, nustatykite kiekį. Jei reikia, galime nustatyti stop loss ir take profit punktais, palyginti su pirkimo kaina. Tegul kiekvienas turi po 100 punktų. Užvedame kursorių virš buy limit ir mums rodo vienas lotas, $1 už tokią ir tokią kainą, stop loss 100 punktų mažesnis už kainą, take profitas 100 punktų didesnis. Šalia taip pat galime pasirinkti sell stop ir bus rodomi tokio sandorio parametrai. Mes pasirenkame buy limit. Ir mes matome, čia yra laukiantis pavedimas, jo stop loss ir take profit. Galime juos perkelti ir pastebėti, kad perkeliant labiausiai laukiantį užsakymą visada išsaugomas mūsų pasirinktas kainų diapazonas skirtumas. Toliau mes supažindinsime jūs su slenkantis stopas. Sudarykite sandorį ir pažvelkime į tai kaip pavyzdį. Slenkantis stopas arba trailing stop yra tas pats stop loss, kurį nustatėme lūžio metu.
Jis automatiškai seks kainą. Pasirinkite mūsų pasiūlymą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite slenkantis stopas arba skiltyje sandoris. Slenkantis stopas ir nustatykite, pavyzdžiui, 15 punktai. Ką tai reiškia? Tarp dabartinės kainos ir stop loss turėsime 15 punktų. Pažvelkime į mūsų diagramą. Taigi kaina pakilo 15 punktų ir jis užgeso. Jei kaina juda aukštyn, po jos seks stop loss, išlaikydamas 15 punktų diapazoną. Kai kaina nukris iki nurodyto stop loss, sandoris bus uždarytas. Matome, kaip mūsų stop loss keičiasi kartu su kaina. Dabar kaina ką tik nukrito iki stop loss lygio ir sandoris baigtas. Ir paskutinis dalykas, kurį apsvarstysime, yra įspėjimas. Įspėjimas yra garsiniai pranešimai. Tai yra, kai pasieksite tam tikrą kainų lygį, gausite įspėjimą. Jokie sandoriai nebus sudaryti. Jūs nuspręsite, ką daryti konkrečioje situacijoje. Nustatykime įspėjimą šiame lygyje. Paspauskite dešinįjį klavišą prekyba įspėjimas. Kai kaina pasieks nurodytą lygį, iškart gausime garsinį įspėjimą. Nuleiskite šį lygį arčiau dabartinės kainos, kad sąlyga būtų įvykdyta. Ir dabar gavome tokį garsų pranešimą. Tada atidarome savo terminalą ir nusprendžiame, ar šioje situacijoje turime ką nors daryti ar ne. Signalą galima bet kada ištrinti, spustelėjus į dešiniuoju pelės mygtuku.